Manau gerai, kad šie metai nebuvo išskirtiniai ir inovacijos versle, nepaisant krizės, išlaikė tokius pačius tempus. Aišku, kad krizė kiek pakoregavo inovacinės veiklos mastus, nes kovojant su sunkmečio padariniais įmonėms vis dar sunku investuoti į inovacijas. Tačiau neseniai vykęs nacionalinis inovacijų prizo konkursas parodė, kad Lietuva, kaip ir anksčiau, nestokoja nei inovatyvių produktų idėjų, nei inovatyvių įmonių. Be to, dabartinė Lietuvos inovacijų centro ir partnerių patirtis ir įvairios apžvalgos rodo, kad įmonės jau vėl atsigręžia į ilgalaikius plėtros tikslus, o be inovatyvumo, idėjų komercializavimo, naujų produktų kūrimo bei paslaugų kūrimo, naujų gamybos ir valdymo procesų įsavimo ilgalaikis konkurencingumas dėja yra neįmanomas. Didesnė pridėtinė vertė ir to išaugęs pelningumas jau tapo ne vienos įmonės verslo planų ašimi. Manau, kad jau atėjo tas laikas, kai įmonės pradėjo galvoti, ne tik galvoti, bet ir rengti ir gyvendinti specializuotas ilgalaikės verslo plėtros, vadinamasis inovacijų strategijas. Šitos pusės reikia pasidžiaugti ir valdžios žingsniais toliau plėtoti inovacijų politiką. Svarbiausia čia yra galbūt ne pačios politikos įsitvirtinimas, bet siekis ją padaryti ilgalaikę ir horizontalią, tai yra apimančią visas valstybės sritis. O naujasis ūkio ministerijos šūkis verslas, inovacijos, ateitis negali nedžiuginti tų, kurie prisimena dar nesenus laikus, kai toje pačioje ministerijoje buvo sakoma, kad valdžia neturi kištis į inovacijas, nes inovacijos yra pačių įmonių problema. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje būtent šiais 2010 metais Lietuvos Respublikos vyriausybė patvirtino Lietuvos inovacijų 2010-2020 metais strategiją, keliančią siekį kurti kūrybingą visuomenę, sudaryti sąlygas, plėtoti verslumą ir inovacijas. Sveikintinos ir dabartinės vyriausybės pastangos atvesti į Lietuvą garsias užsienio bendrovės. Nors tokios tiesioginės užsienio investicijos savo apimtimi gal ir nėra lemiančios, iš esmės pasukant Lietuvos ūkio inovacijų kryptimi. Tačiau inovacijų plėtrai šalyje, ypač vadinamai aukštų technologijų srityje, tokių įmonių atėjimas turi ilgalaikį poveikį, ypač paslaugų inovacijų srityje. Patvirtintas ir strategijos priemonių planas, skirtas plėtoti palankią inovacijoms aplinką, didinti Lietuvos įmonių integraciją į tarptautinės pridėtinės vertės kūrimo grandinės ir skatinti įvairiopas, ne tik technologinės ar gamybinės inovacijas. Pradėtas įgyvendinti ir slėnių ir kompleksinės programos. Viešoji finansinė parama suteikta tyrimams, plėtrai ir inovacijoms 2010 metais jau peržengė kelių šimtų milijonų litų sumą. Nereikia užmiršti, kad ši parama veikia ir kaip investicinis svertas, įmonėms žymiai lengviau nugalėti finansinę inovacijų riziką, kai prie jų investicijų ženkliai prisideda valstybė. Iš kitos pusės, 2010 metais pasirodė ženklų, kad pradeda veikti ir pelno mokesčio lengvatos, kurios suteikiamos įmonėms vykdančiams inovacinę veiklą. 2010 metais esminiai sustiprėjo ir viešosios inovacijų paramos paslaugos, tiek jų poreikis, tiek ir jų pasiūla. Tam padėjo ir reikšmingas struktūrinių fondų, ypatingai priemonės INOGEP LT1 teikiama finansinė parama tokiam paslaugoms plėtoti. Nepaisant savo jauno amžiaus, inovacijų paramos paslaugų infrastruktūra, mokslo technologijų parkų, inovacinių veiklų veikla jau tapo žinoma ir savo klientus jau skaičiuoja ne dešimtimis, ne šimtais, o tūkstančiais. Pajudėjo ir mokslo įmonės, mokslo institucijos. Ne vienai pradėjo galvoti apie specializuotą technologijų perdavimo padalinių, kurie užtikrintų institucinius ryšius su verslo ir pramonė kūrimą. Inovacijose vienas laukia ne karys. Partnerystės ir bendarbiavimo derinimas su konkurencija, su konkuravimu rinkoje yra vienas iš pagrindinių šiuolaikinės inovacijų vadybos principų. Tai reiškia ne tik pačias inovatyvių įmonių komandas, bet ir inovacinės partnerystės ryšius su išore, su klientais, tiekėjais, kitomis, netgi konkuruojančiomis įmonėmis, mokslininkais, dizaineriais, konsultantais. Prie pastarų reikėtų priskirti viešų inovacijų paramos paslaugų tiekėjus. Tai yra mano minėtas mokslo technologijų parkus,
parkus, inovacijų centrus, kitas galbūt institucijos, kurių pastangos galbūt padeda inovacijom plėtotis. Nesena europinė apžvalga, vadinamoji Innobarometer 2007, parodė, kad Lietuvos įmonės yra vienas iš atviriausių Europoje tarptautiniai inovacijų partnerystė. Tai yra partnerystė per sieną. Na, keičiasi, mano manimu, ir nacionalinio bendradarbiavimo praktika. Nepaisant laisvo, tai vadinamo laisvo kapitalizmo reliktų, kai įmonės pagal laisvos rinkos principus turi konkuruoti tarpusavyje iki pat galo. Čia Lietuvos įmonės pradeda vis labiau suprasti inovacinės kooperacijos naudą ir vertę. Bendrų inovacinių projektų praktika vis labiau plėtojant. Klasterių ir tinklų kūrimosi judėjimas, prie kurio, malonu pažymėti, prisidėjo Lietuvos inovacijų centras, geriausiai patvirtina šias ilgalaikės jungtinės inovacinės veiklos naudos tendencijas. Vienėsi ne tik inovacijų darytojai ar žinių inovacijoms tiekėjai, tai yra mokslo institucijos. Mūsų centro inicijuota ir koordinuojama InnoTinklo partnerystė vienijanti visus Lietuvos mokslo ir technologijos parkus, teikiant naujas, tobulinant senas konsultacinės paslaugas pasiteisino ir padėjo pagrindus ilgalaikį inovacijų paramos infrastruktūros plėtrai. Dabar praėjus 10 metų nuo pirmosios inovacijų versle programos patvirtinimo 2000 metais, kurioje pirmą kartą buvo įteisinta kabutės viešoji parama inovacijoms, galima suformuoluoti keletą tokios teigiamas įtakos ypatybių ir savybių. Pirmiausiai buvo sukurta ir kuriama palanki bendroji aplinka, palanki inovacijoms. Tai apima ir teisinę, ir normatyvinę bazę, tai apima ir mokesčių lengvatas. Antra, buvo sukurti ir jau tapo įprasti tiesioginės finansinės paramos inovacijoms mechanizmai. Mes jau greit užmiršome, kad prieš keletą metų tokios paramos visai nebuvo, arba buvo labai menka. Ši tiesioginė parama inovacijoms padeda mažinti inovacinę riziką, finansinę riziką, kuri ypač būdinga inovacijoms. Reikia pažymėti, kad lyginant su kitomis ES valstybėmis, kad tiesioginės finansinė parama Lietuvoje yra žymiai įvairesnė negu kitose šalyse. Tokia technologinių ir netechnologinių inovacijų paramos priemonių įvairovė IDLT, Intelektas LT, Intelektas LT+, e-verslas, Procesas LT, InnoCluster LT, InnoCluster LT+. Naujos galimybės, aš galėčiau vardinti daugiau. Ne tik padeda tiesiog įvykdyti inovacinę veiklą, bet ir įmonės skatina žymiai plačiau galvoti, kad inovacijos reikalinga visur, visuose padaliniuose, visuose įmonės veiklos srityse. Trečia, inovacijų riziką padeda mažinti ir vis stipresnės viešosios konsultacinio pobūdžio inovacijų paramos paslaugas, kurių čia galėčiau priskaičiuoti iki 30 rūšių. Viešasis sektorius atlieka tam tikrą katalizuojantį vaidmenį ir įmonės pasinaudojomis tokiomis galbūt pirminėmis, patariamosiomis paslaugomis pradeda žymiai rimčiau vertinti ir privačią konsultacinę pagalbą, būtent inovacinė plėtroje. Tuo pačiu po truputį ryškėja ir pirmieji viešosios ir privačios partnerystės ir sinergijos požymiai šitoje inovacijų konsultacinėje srityje. Juk subsidijuojamos konsultacinės paslaugos, nereikia užmiršti, pagal ES teisę negali pažeisti konkurencijos ir tiesiogiai konkuruoti su privačiais konsultantais. Atrodo visiems tapo aišku, kad svarbiausias inovacijų veiksnys ir variklis yra žmonės, o ne renginiai, nei rengimai. Tik žmonės sugeba žinias paversti naujais produktais ar paslaugomis. Tik žmonės sugeba sukurti ir įsisavinti naujus technologinius, naujus valdymo procesus. Tik nuo įmonių vadovų ir darbuotojų priklauso jų įmonių inovatyvumas ir tuo pačiu ilgalaikė verslo sėkmė. Inovaciniai gebėjimai jau nebėra teorinė siekiamybė.
daryti inovacijas, kabutės daryti inovacijas, jau tampa nuolatinė daugelį įmonių veiklos dalimi. Vėlgi apžvalgos, kurios remiasi tiesioginių įmonių apklausa, mano minėtas Innobarometras 2007, parodė, kad net 80% Lietuvos įmonių teigia vykdančios vienokią ar kitokią jų manymų inovacinę veiklą. Gerai, kai vis mažiau tenka aiškinti, kasgi yra tos inovacijos, kasgi yra tie inovaciniai projektai, o inovacijų vadyba tampa ta verslo valdymo disciplina, į kurią gilintis imasi vis daugiau Lietuvos įmonių. O ir net studentai jau mokosi aukštosiuose mokyklose. Malonu pastebėti, kad pačios įmonės irgi vis plačiau supranta inovacijas. Ne tik Lietuvoje technologinės inovacijas, ne ką mažesnis, o paslaugų sferoje gal ir didesnis dėmesys skiriamas ne technologinėms inovacijoms, dizainui, marketing, logistikos, vadybos inovacijoms. Norėčiau palinkėti visiems 2011 metų, inovatyvių metų, sėkmingų, kūrybingų. Iš kitos pusės, to mes dažniausiai ir linkime, arba dažnai linkime, sutikdami naujus metus, kūrybiškumo, ryžto, pokyčiams ir sėkmės. Norėčiau taip pat palinkėti sėkmingos inovacinės partnerystės. O Innotinklo partneriams, kurie kasdien susiduria su inovacijoms, teikdami vienokias ar kitokias paslaugas, linkiu profesionalumo ir gausaus būrio suinteresuotų ir aišku paslaugomis patenkintų klientų. Galų gale, prisimindamas Lietuvos inovacijų centro moto, norėčiau priminti, kad inovacijos nelaukia. Ir 11 metai tegu būna šitų inovacijų atėjimo metai jūsų įmonėse, jūsų organizacijose, jūsų galvose.